Taigi, sveiki, mes čia dabar šitą video pakursime apie mumis, dėl to, kad jūs mūsų gerai dar nepažįstate, nes mes esame nauji. Ir taigi mes pasistysime, ką mes mėgstame. Dabar prieš tą video, ar mes kelias video, kas kalbame apie save, tai žinoma, mums reikia gerai pažinti. Taigi dabar mes kaip ir pristatysime, mes visi beveik vienodi esame. Žinoma, ne vidum, ne iš vidaus pusės, kad mes mėgstame vienodus beveik hobis. Tai, ne vien hobis, visokius dalykus. Mėgstame beveik visi. Ir taigi, pirmasis dalykas, ką mes labai mėgstame, tai yra griliažiniai saldainiai. Jie labai skanūs. Oi, atleiskite, jie labai skanūs. Ir jie tokie kaip rieštukai tokie skanūs ir tokie saldūs saldainiai, kad aš negaliu. Gerai, dabar. Taigi, mums patinka griliažiniai saldainiai. Taip pat mums patinka apelsinai. Na gerai, čia jau ne, apelsinai nepatinka, mums patinka mandarinai. Dėl to, kad mandarinas lengviau užlapti. Jie va štai tokie nedidelė, gražus, pagal mumis tai didelė, bet vis tiek labai skanūs, bet to, tai va, mums dar patinka mandarinai. Taip pat mums dar patinka skaityti knygas. Dabar knygą, kokią mes skaitome, tai yra, mes visi kartu vienas knygą skaitome ir jie yra Miręs iki sutemų. Labai faina knyga, iš tikrųjų, buvau pasiėmus antrą dalį, čia yra pirmoji. Ir šiaip tai nerealią knygą, žinokit. Išleido Obuolys, metai, palaukit, tai pažiūrėsiu. Labai mes kartu šiaip tai aš ir moku vartyti. Tai jau palaukit, pažiūrėsiu. Čia yra romanas, bet nepanašu šiaip tai, žinokit, nelabai panašu. Iš anglų kalbos tas 2009 metais turbūt. Jo, 2009 metais. Va, mums patinka skaityti knygas. Labai patinka, iš tikrųjų, tai čia nepatinka, labai patinka. Labai patinka. Taigi, mums dar patinka piešti. Tai čia yra mūsų piešiniukai, sakė. Aš visų jums jų nerodysiu, po puslapiuką praveju. Tai pažiūrėsiu. Jeigu nenorėsit ten, pavyzdžiui, kažko rodyti, tai dar nerodysiu. Žodžiu, čia mūsų sąsiavinys ir mes jį piešime. Tai to, kas ne. Štai, pavyzdžiui, viena va šita, mes labai mėgstame ausiukus, beje. Ir štai, ausiukų mergaitė. Šita taip pat mums labai gražiai gavosi. Vakar kaip dėjusi, kad su ausiukais, nes mums labai patinka ausiukai. Tai va. Čia biškį nesąmonė, bet mūsų vienai draugiai labai patinko jį. Tas piešinukas labai. Čia biškį gal ir nesigavo veidas, bet šiaip nežinau kaip jums, to kaip mums žiūrint. Va, koks mums feisas labai patinka, otolis. O, čia 3B, beje, dar net palipnom. Ir tik žalėmis spalvinti. Čia Rūta, čia Miglė ir čia Roberta. Štai čia ne mes piešime, bet mūsų draugė Rūta tokia. Štai čia nupiešė visą tą puslapį. Aš čia jau mūsų darbelis. Šiaip tai visai nieko toksai. Man patinka jisai. Bus dar ir gražesnis vienas toksai. Štai dar šitas visai fainas. Ela. Nuostabus tokia. Šitą irgi visai nieko tokia. Jas vardas yra... Ji neturi vardo, bet čia parašyta murmiau, murmiau. Man labai patinka ta dainelė. Čia biškį ir man dėl markeris, čia nekip sudėlis, nesąmonė tokia. Čia šiaip tai nežinau, kaip jums pasirodė, bet čia dar tik pradėjom, nepabaigim. Tai šis lapas. Va šitas dar visai nieko piešinys yra. Štai toksai. Ir šitas, toksai fainas žiauriai. Va šitas tai mūsų mėgstamiausias. Gražus, ar ne? Čia truputėlį nesąmonė, bet ne per plakiausias darbas. Čia piešė mokykloje, nelabai pavyko. Čia irgi nelabai toksai piešinukas, bet kažkas prie širdies vis tiek, man kažkas iš čia prie širdies. Va šitas labai gražus piešinys yra mums. Štai gražuolis tiesiog. Čia fėja tokia ir štai čia gėlė. Čia biškį nesąmonė, kažkokia indė.
Šitą šuniukas ne prie ko šiaip tai. Čia gal nelabai suprasti, bet mes su drauga piešėme tokį miestelį. Čia tokie va žmogeliukai būna, tai aš nekti, visai taip pusiau angliškai, pusiau ne. Tai va. Čia žadėjom piešti ilgolaikį, bet toks klasiukas man pripiešė va tokius vadantes. Tai nervina. Štai čia beje dar kambarys yra iš tų žmogeliukų. Čia taip pat kambarys ir žmogeliukų, čia vaniau, čia virtuvė. Čia labai fainu daryti tokias spintas. Mat, man visai patinka šitas piešinukas, visai gražus. Čia nekreipkite dėmesio. Čia nesąmonė, palaukit. Aha, dabar šitas puslapiukas. Tai čia tokia mergaitė, nežinau, ar jums patiks, va šita man visai nieko. Ir šitą. Tai čia tos pinutės, jos yra spalvotos šį kartą, o čia nežinau, šiaip savo pezėjau. Čia mes su draugė jau piešime pagal temą, ir štai čia telefonas. Čia mano vardas ir pavardė, kam rūpi ir kas nors perskaito. Čia tašė, moliukas, kačiukas ir akis. Štai čia tokią mergą piešiau. Jos vardas Kuvinas, GMI. Ir man jį patinka todėl, kad tai labai gera tema. Kaip pati savo mergina piešia akį. Ir manau, tai vienas geriausių mano darbų. Turiu 2 tokius darbus, kai jie man labai patinka, jau vienas jau rodžiautas. Žodžiu, paskui pasakys. Taigi, pasibaigė mūsų piešiniai ir dabar pradėsi anas darbas buvo, kaip pati piešia akį, ir dabar dar vienas toksai darbas. Tai šitas va. Na tai va, labai jums dėkojame, kad jūs su mūsų paklausėte. Ir va, jeigu kada kas mums patinka, taip toliau, būtinai jums pranešime. Dabar visiems turime sakyti labą naktį, jau eisime miegoti. Ir visi sakome 1, 2, 3. Tai jau palaukit, aš irgi atsistoju savo vietą. Oi. 1, 2, 3. Labą naktį. Bėgam. Va, prie kameros visi. Mes mėly. Man akis labai graži. Hei, man labai patinka mano taškeliai, jeigu nežinojot, nes tai reiškia mano karališką giminę. O, tai čia Leon neįsijausk, aš irgi turiu taškelis, aš irgi iš karališkos giminės. O aš neturiu nei kom pasigirti, nebent kad galiu vaikščioti metalą, nes turiu magnetą. Bet čia tai neturiu pasigirti, nes mano ausis nulūžusi. Tada. O aš dar kaip turiu, nes aš esu permetama. Ir koks mano užrašėlis. Na ir gerai, tai čia labai nesimaivyk, nes aš irgi tokį užrašėlį turiu. Va čia, va, jūs nematote, bet man nesvarbu. O žinot, kuo aš pasigirsiu, kad moku skaniai gaminti. Ir man tas lankelis labai užnervino. Jisai man krenta ir krenta. Labai užnervino man. Jisai taip, galima pasakyti, tik man vienai. Jūs įsivaizduojat, kokia mano tobula galva. O aš galiu pasigirti dėl to, kad turiu blizgučius aplink akis. Aš dėl to, kad aš esu graži. Hei, o aš dėl to, kad aš esu maža ir miela. Ir turiu pačią nusiversiją pasaulyje, kuris dabar nėra. Ir labą naktis. Ei, tokį turi man bičiukiu, kad duoti kamerą. Na taigi, priminsiu, kad jų mokslai labai daug kur neusižiūrėkite nes pačio videokų, bet būtinai žiūrėkite mus. Nes palaukit, nusakit kamerą arba sustabdykit, mes turime pastatyti. Mes geriausiai! Woohoo! Yay!
čia. Sako kitas. Pareina bomba. Ok, dabar jau rimtai. Visiems sakome iki... Kodėl mano balsas toks pasidarė? Aš anksčiau juk tokia nebuvo. Čia reikėtų sumastyti. Iki. Žinau, kodėl tavęs balsas toksai. Tau paauglystė. Ką? Ne, turbūt aš dar per jauna būti paauglystė. Per jauna jau turiu vaikiną, taigi. Turiu. Bet tai nereiškia, kad man paauglystė. Ir dar kaip reiškia, kol nesulaukia paauglystės, tol negali turėti vaikiną. Taip yra tik pas žmonių. O pas mūsų kaip nori gali būti. Kad ir ką tik gimė susirasti vaikiną. Jeigu nežinojai. Vaikinas? Ne, vaikinas manau nereikina, nebent jisai homikas koksai būtų ar taip toliau. Na tai va, tai kartais kramti kažneki. Na tak jau nesipykit. Visai pradėjot parintis kiekvieną dieną. Taip neužsimuškit paskui dar. Ir veltui, mes tik šnekamės. Taip, mes tik šnekamės. Aha, per garsiai. Ja, tikrai biškai per garsiai šnekatės. Dieve, kaip nėra ramybė šiame pasaulyje. O dabar, kai jau pradėjom filmuoti, tai labai jau pasipūtis šiaip tai padarai panelydę. Aha, tu čia per daug neįsijausk. Jo, tas viena iš naujausių. Ką skirtums? Ką? Aš irgi kaip būnu, jei belia kaip čia įsijaučiu. Siaučiau, belia kaip, reik taip siaust. Saldainis. Gal jūsų? Gal galima kelių nors pasiklausti? Klausk manęs. O Jėzau, tau viskas gerai? Aha, taip užkliuvau. Ar galiu suvalgyti saldainį? Jis toks saldus, toks fainas. Skanu tiesa. Ne. Kodėl negaliu suvalgyti saldainį? Nes ne tu jį turi suvalgyti. O kas? Aš ir dar kartą aš. Kokia dar tu? Grindinė ne tu. Aš turėčiau suvalgyti ir einu valgyti. Panelytė, mums tai neleidė ir tu nevalgysi. O tai kas pagal jis valgys? Gal aš juk aš vadė. Jau tik neįsijaus, kad tu vadė. Ei, tu tera, biški ramingi, žinai. Jau visai su įžaliai draugaudamas su tais mazgiais. Ką? Mes nemazgiai? Ką nemazgiai? Nemazgiai. Jau vos pastovite ant kojų, kokie dar nemazgiai. O jeigu rimčiau, jūs visi labai sužiūrėtų tos kameros. Gal tu jau dingis čia? Supratai, dingis čia. Neding, būk su mumis. Eime, aš tau papasakosiu tokią istoriją. Žodžiu, buvo taip. Atsikeliu, atsibundu ir aš buvau sijęs prie pat to kalno, kurio mes daug negalime rodyti, dėl to, kad jisai netvarkingas. Žinote. Taigi, dėl to neklausausis. Va, o jūs neklausykite, ten kvailių, kurie sako, kad reikia išjungti kamerą. Jos nereikia išjungti, prieš ją reikia maivytis. Gerai, tas nepavyko, paravau iš... Čia ne aš šiek tiek rintis. Čia ne aš. Aš čia, jeigu ant manęs užkristų kamera, būtų visaip. O dabar galėdami nekristą. Tai va, aš esu labai graži, didelės figūros. Pilvukas mano. Šiaip aš neturiu papukų. Tai labai keista. To, kad aš turėčiau jūs turėti, bet aš jų neturiu. Kaip faina. Gerai, gal kitą kartą jau žiūrėkite man rimtai. Jo.
nes mums jau atsibodo. Dabar jau kažkaip populiarėjom, daug peržiūrų turėjom, o dabar keliam naujus video, kur 0,0,0,0 peržiūrų. Kodėl taip atsitiko? Gal subscribinkit mus pagaliau?